Tai Mariau, papasakok, kokį tikslų čia mes susirinkome? Tikslas yra paprastas ir tiesiog palaidoti čia yra kariai, kurie žuvo kovodami už Lietuvos nepriklausomybę 19-20 metais. Dauguma beje jų kovojo, dalyvavo kovose prieš Lenkų šovinistus. Bet tiesiog nežinau, normalu, tiesiog nenormaliai atrodo, kai žmonės, kurie kovoja už Lietuvos nepriklausomybę, labai atrodo tokie pleisti ir pamiršti. Svarbu, kad tie tautybės ne lietuviai yra, bet jie kovoja už bendrą visų mūsų tikslą. Lietuvos nepriklausomybė. Jeigu nebūtų tai padaryta, aš manau, kad būtų gavosi, jeigu bendrom pastangom nebūtume sukovoję nepriklausomybę, nemanau, kad būtų dabartinė Lietuvos Respublika. Žydų bendruomenė neprižiūri savo kapų, reikia nors mums tautininkai, kurie kaip ir kaltinimų neonacizmais, nors už savo tuos, kurie žydai, kurie kovoja už nepriklausomybę sutvarkyti. Ir aišku, aplinkinius visus apimti, nes visų nesutvarkysim, bet bent jau dalį pasirodysim, kaip mes esame iš tikrųjų, o ne kaip mes rodome viešoje erdvėje. Tiek. Pavasaris reikia tvarkytis ir svarbu, kokios čia konfesijos, kokios tautybės žmonės, jų amžiną poilsio vietą reikia pagerbti. Juolab, kad tarp šitų kapų yra ir Lietuvos savanorių, kurie atidavė savo gyvybę už mūsų laisvę. Ačiū. Aš žinau, kad šakelės ir galim tik mūsų. Aš galvoju, kuriai vietai galima dėti gal. Kodėl svarbu tautininkams tvarkyti šitas žydų kapines? Tai yra privaloma tiesiog tvarkyti čia žydų kapines, kadangi tai yra žydai kareiviai kovoja už Lietuvos laisvę. Ir mes privalom kaip lietuviai šias kapines prižiūrėti, tvarkyti. Ir be to tai yra Tautininkų sąjungos politika, viena iš prioritetų būtent pagerbti tokius žmones. Tai tiek. Kodėl tautininkams yra svarbu sutvarkyti šitas kapines? Va todėl, kad čia žuvo nemažai žydų savanorių, kurie kovėsi už mūsų Lietuvą, už tėvynę. Mes gerbėm tos žmonės, kurie dalyvavo tose kovose. O dėl to mes susirinkom pavyzdžiui aptvarkyti šitą kapinėse. Ir kaip jums atrodo pirmas įspūdis? Pirmas įspūdis baisus. Kapinės apleistos visiškai kažkokie, griuvėsiai visiškai. Na štai kaip, tarkim, pafilmuokit, matykit, kaip čia viskas atrodo gražiai. Vienu žodžiu, visiška anarchija. Aišku, mes visko nepadarysim, čia nestatysim visų tų kapinių vietą, bent jau savanorių tų kapus biškai tvarkysim kažkiek. Mums svarbu rūpintis, kad Lietuva mažiau turėtų priešų ir apie juos blogai manančių. Likimo sąlyga tos tautos yra tada, kai priešų nėra per daug. O mes iš vis nenorim, tautinė etika lietuviška deefektyvių žmogų laiko kiekvieną konfliktyvų. Rytprūsių vokiečiai už tai lietuvių ir neapkenčia. Sako, jie mūsų darnys laiko. Taip, o tenai yra. Gerai.